Sveiki, į Duolingo aš atėjau ne visiško nulio. Anksčiau aš mokausi anglų kalbos kursuose, bet daug pamiršau. Apie Duolingo aš girdėjau daug kritikos ir neturėjau didelių vilčių, tik norėjau mokytis kasdien. Man pasirodė, kad Duolingo yra naudingas. Man pasirodė, kad Duolingo veikia paprastai. Jeigu išlaikai modulio testą, galime pereiti į kitą modulį. Pirmus 3 modulius išlaikiau testus. 4 modulį dariau tik žodžiu. Nuo 5 modulio atsirado temas, kurias reikėjo užrašyti. Kai buvau 6 modulyje, aš pabandžiau skaityti paprastas knygas, bet man buvo sunku. Nors anksčiau su dukra skaičiau paprastas knygelės, suaugusiųjų knygų, nes adaptuotų, skaityti negalėjau. Supratau, kad man trūksta aiškios struktūruotos gramatikos ir nusipirkau gramatikos kursą Udemy platformoje. Jis kainavo tik 10 €, nes buvo didelė nuolaida. Po šio kurso aš galėjau skaityti A1, A2 lygio literatūrą. Vėliau aš perėjau prie B1, o dabar skaitau B2. Man atrodo, kad Duolingo skaitymo ir klausimo užduotys yra labai geros. Kalbėjimo ir rašymo užduotys silpnesnės. Man patiko įvairūs pratimai, personažai, humoras ir paprasti kultūros faktai. Po kiekvieno skyriaus ir modulio Duolingo visada pasveikindavo spalvingai ir linksmai. Ir todėl aš tikėjausi, kad kurso pabaiga bus ypatinga. Bet nebuvo nieko, nebuvo garso, nebuvo vaizdo, nebuvo sveikinimo. Tai mane truputį nustebino ir buvo nemalonus. Nesenai baigiau anglo-amerikiečių kursą per rusų kalbą. Dabar mokausi sudėtingesnį kursą, kuriame viskas aiškinama anglų kalba. Tai sunkiau, bet jaučiu, kad tai geras žingsnis. Dabar mano svajonė lankyti anglų kalbos pokalbių klubo internetu. Ir todėl man reikia tokio klubo, nes turiu baimę,
kalbėti užsienio kalbą. Ir aš bandau įveikti šią baimę įvairiais būdais. Ačiū, viso gero.